Labą dieną, aš Sigutė Venskaitytė. Šiuo metu 5 metų gyvenu Londone. Praėjau 16 metais vasario 20 dieną testą PRK1U. Labai puikius rezultatus. Kadangi mokslas įima labai daug metų, jau dabar 16 metų turbūt bus, todėl daug labai bandymų buvo atlikta man namuose, daug kas mane sveikina, daug kas pažįstama, bet kadangi mane labai stipriai buvo pažeista kolektyvinė sąmonė, arba net laiko kolektyvinės sąmonės pradėjimo, todėl mane dažnai permuždavo. Dabar dirbau, pirmus valdymus atlikau pagal šį testą, kurie buvo nurodomi. Tai buvo atjaunėjimas, kadangi aš gyvenam Lietuvoje. Labai dirbau prisikėlimo technologijomis. O prisikėlimas tai yra kaip viskas viename. Tai yra malažėjim, tai yra jau atjaunėjimas, materija, viskas, kas susvezama, kas susijęta su šito mokslu, viskas prisikėlimo technologijose. Todėl aš save buvau Lietuvoje atjauninus iki 35 metų. Bet kadangi man buvo su šito amžiumi sunkiai labai gyventi Londone, todėl aš nutariau save atgal grąžinti pagal save metus. Ir dabar praėjus šito aparato testą, aš vėl save atjauninau iki tokio pat lygmens, iki 35 metų. Ir jaučiu, kad aš iš tikrųjų atrodo tokia jauno žmogaus energija, visos emocijos. Ir aš esu labai patenkinta. Kitas buvo variantas valdymo dėl ligų, kadangi dėl ligų ir po to buvo valdymas iš praeities, kam įsijungti kažkokius tai tris kambarius. Tai man iškrito Lietuva, nes man Lietuva šalis yra labai svarbi. Ten mano daug metų išgyveno, aš esu Lietuva. Ir tenai įvyko valdymas, kuris per praėjusią aparato testą suharmonizavo visą Lietuvos žmonės, visi įvykius, kurie buvo susieti su manimi, yra susieti, ir bus ateiti susieti. Buvo perdamas visos žinios su Grigorijos Petrovičio atvaizdu ir normuota iki pakankamai, iki normos kūrėjo. Toliau, svarbu, kadangi dabar gyvenu Anglijoje, labai svarbu man buvo Anglijos gyvenimas, Anglijos vibracijos, buvo sunku priprasti, bet kadangi žinau dėka, man pavyko labai puikiai. Ir todėl, kadangi Anglijoje labai yra išplitęs autizmas ir neteisingas vystymas įvairių mokyklose, neteisinga mityba, aplamai pasakius, tai Anglija ne žmonė, o teikinių šalis, todėl teko labai stipriai keisti impulsus į mokymo visą struktūrą, į universitetus ir mokyklas, kurie vaikai visiškai neatitinka šio laikinių žmogaus vystymas, kuris atėjęs į šią žemę. Todėl visur buvo perdomas žinios, kur su aparato pagalba iš tikrųjų labai buvo stiprus valdymai. Toliau labai stipriai valdymas vyko musulmonų šalyse iki pabėgėlių, nes vienas saulė ir vienas dangus, todėl visa žemė vienoda ir gyvenimas visur vienodas, jeigu pastoviai atdaryta vidinė ir išorinė harmonija. Irgi labai stipriai pasistatė Grigorijos Petrovičiaus žinių sferą. Žinios turi ne turbūt, bet tai jau tikrai persiklos visose pasaulio šalyse. Vėl labai stiprus yra, kaip Anglijoje gyvenu, labai stipriai disharmonija yra tarp vyro ir moters. Vėl tarp vyro ir moters pasistatė didžiulė prisikėlimo šviesa, tai meilės šviesa, džiaugsmo šviesa, nes vaikai turi gimti žemėje, žmonės turi mylėti ir gyvenimas nuo čia prasideda. Toliau, turbūt ir koncentracijos galia pajaučiau
po aparato, kad aš iš tikrųjų mano fizinį kūną užliejo didžiulės mėlynos sfera. Iš mano sielos išėjo didžiulės mėlynos sferos energija. Pas mane buvo pažeistas uodegikaulio visas skyrius ir sąnariai ir jaučiau sunkias kojas. Tai todėl dabar manau, kad po koncentracijos mano uodegikauliu pasistatė saulė ir saulė metė tokius bangas spindulių, kad aš iš tikrųjų jaučiuosi labai stipri šiandien. Stipri ne protu ir ne jėga, o stipri meilė ir džiaugsmu, kurie iš tikrųjų mano yra neatsiejama gyvenimo dalis. Ir aš labai dėkoju Petrošiui Grabovui už tai, kad aš sutikau jį ir kad išlaikiau tą didžiulį tikėjimą jo žiniom, nors kadangi ir labai daug pažeidimų, ir atrasanių, neįgimtų, bet aš vis tiek likau su žiniom ir visiems šiandien sakau žmonės, nekankinkit savęs daugiau. Yra labai paprasta, žinios labai paprastos. Grįžkit prie savęs, žinios tam ir duotos, kad jūs būtumėt laimingi šio žemė mylimi. Be meilės gyventi negali, be meilės saulė neegzistuoja. Ačiū labai jums už dėmesį.